Klausimą pristato baldų turgus. Milžiniškas baldų pasirinkimas parduotuvėse Kaune ir Vilniuje. Apžiūrėk ir turėk tą pačią dieną. Jei atsakysite teisingai čia dabar jiems, Kokiam regione? gausite dovanų kuponus iš baldų turgaus abu. Bet jie per daug užsiėmė, ko gero klausimas ir Apskritis eina, jo. 5, 4, Ką? 3, Negirdėjom. 2, nu, tai... Negirdėjom klausimą. Sakykit. Nebuvo dar. Aš klausiau, kiek kainuoja DNR tyrimas. Dėmesio klausimas. Gerai, negazdink, galvoju, pabaiga laidos. Jau spaust ABC. Už ką 1937 metais Paryžiuje tarpukario baldų kūrėjas Jonas Prapuolenis buvo apdovanotas aukso medaliu. Žinau. Žinai? Taip. Už pirmąją baldų surinkimo instrukciją su piešiniais. Už svetainės baldų komplektą. Už taburetės dizainą. Žinai, kai žinai ir pradedi galvoti, kad gal nebežinai, nes aš tikrai žinojau. Iki šiol. Taip, beveik buvau girdėjęs šiek Su piešiniais instrukcija. tiek. Ties pasakysiu, gal ne apie tai net. Gal ne apie Prapuolenijo kalbą. Nežinau, kad už svetainės baldų komplektą, kuris buvo su visokiais raižiniais, su visokiais ornamentais, žiauriai gražiai padaryta, gal toks netgi art deco, gal kažkoks stilius labiau. Tai tikrai lietuviai buvo gavę apdovanojimą Paryžiaus baldų. Čia galbūt buvo Expo pasaulinė paroda, gal netgi? Negaliu patikslinti. Linai, nebent pats manai, kad taburetė. Paryžiuje yra 2 parodų rūmai, Grand Petit Palace ir Grand Palace Expo. Na jo, iš tikrųjų atsakymas, kad baldų surinkimo instrukcija su piešiniais gal nelabai iš tikrųjų kažkaip taip skamba. Taburetės dizainas. Kaip taburetė neturi iš viso jokio dizaino? Svetainės baldų komplektas. Kodėl taip iš karto ant taburečių? Šitaip. Kokių jų buvo? Tau grįž tikrai kokios nors taburetės. Panašiausias. Atsiimu, ne, jo labiau, kad aš esu girdėjęs tikrai, kad baldų komplektas kaunietis padarė nuostabius dalykus, tai imkime šitą reikalą. B. Na, aš labai džiaugiuosi. Yra ranka, tarp kitko. Aš dar neužfiksavau, yra ranka. Pakalbinkit tada. Palaukit, pagalvok. Gerai, atsisukam. Duokite mikrofoną. Va čia jis yra. Nebent aš kažką aš ne taip. Gerai, kuo vardu? Giedrius. Giedriu, kiek procentų žinot? 100. 100. Nes prieš savaitę buvau. Negalima sakyti atsakymo dar. Jo, dar negalima. Bet jeigu kėlė ranką po mano atsakymo, gali būti, kad aš buvau neteisus. Greičiausiai. Gali būti. Greičiausiai. Bet aš esu girdėjęs apie svetainės baldų komplektą, kuris buvo apdovanotas. Ok. Gerai. Bet čia yra, vadinasi, jis pasakys C variantą. Ok. Teks atsiprašyti taburetės. Geras, kai tu žinai, kokia drama, ne? Ką darom? Gerai, mes imam vien dėl to, kad reikėtų paimti. Labai prašymas yra arčiau mikrofono lūpų laikyti. Arčiau. Tai bus C už taburetės dizainą. Va. Kaip teko būti prieš savaitę Ardeko muziejui. Ardeko muziejui. Tai buvo konkreti taburetė, už kurią buvo apdovanotas. Ok. Matai, kiek Ardeko muziejus mums padeda atsakyti. Gerai, dėl to ir sustojome, bet svetainės baldų komplektas yra... Čia yra klasta, bet aišku, mes imsime C variantą, nes tai yra patikrintas faktas. Na, žinai, Mindaugai, visko gyvenime yra buvę. Visko. Ne, mes tikrai... Kažkada sėdėjus mergaitė tau už nugaros ir... Ir tai buvo pasaulinė paroda Prancūzijoje, taip ir visą kitą. Paryžiuje vyko. Gerai, tai aišku, mes imam C variantą. Wow, dramatiškas posūkis. Aš norėčiau prieš tai, kad tu atsiprašytum taburetės. Žiūrėkite. Taburetė buvo niekingas, paprastas baldas, kurio nieko kurt nei perkurt nereikia iki 37 metų, kol Jonas Prapuolenis sako, taip nebus. Ir jis padarė kažką stebuklingo. Aš užfiksavau. Mindaugai, dėja, bet tu neteisus. Dėmesio teisingas atsakymas. Ar teko kada girdėti Jono Prapuolenio vardą? Jei ne, tai žinokite, kad jis tikra žvaigždė, suspindusi tarpukariu ne tik Lietuvoje, bet visoje Europoje. Prapuolenis garsėjo savo interjerais, kurtais baldais, kurie buvo ne tik meniški ilgaamžiai, bet atspindėjo ir lietuvių dvasią bei tautinius motyvus. Bet kasgi jam atnešė šlovę ir pripažinimą tarptautinėje arenoje? Labiausiai Jonas Prapuolenis išgarsėjo 1937-aisiais, kuomet dalyvaudamas tarptautinėje Paryžiaus parodoje už sukurtą originalų svetainės baldų komplektą
pelnė aukso medalį. Beje, už parketą ir kitus medžio dirbinius jam buvo įteiktas sidabro apdovanojimas. Taigi yra kuo didžiuotis. Ok, nuostabu. Wow. Jo, ok. Ir nieko nesakau, gerai? Galiu aš pasilikti, aš tyliai dabar galvoju savo, prašau, paplokite. Labai ačiū. Va. Žiūrėk, viskas tvarkoja. Čia yra, turbūt dar taip nėra buvę, ne? Ne, aš galvoju, yra. Aš buvę. dabar noriu padainuoti Mikutavičiaus dainą. Kaip gyveni? Gerai. Kaip tu jauties? Man net negaila. Kažkaip, žinau, bet tikrai net nesusinervinau, nes tai yra absurdas tiesiog. Jo. Laida tik dar įdomesnė.